Aš pati labai ilgai sėdėjau vienoje vietoje, gal apie kokius netgi 6 mėnesius ar daugiau, blaškiausi iš vietos į vietą, viduje buvo kažkoks tai noras kažką keisti, augti, bandyti, bet tuo pačiu metu buvo labai daug minčių. O ką pagalvojo žmonės, kodėl aš išėjau, kodėl aš atėjau, kodėl aš pasirinkau kažką tai kitką, o jeigu man nepavyks, o jeigu man nesigaus. Man atrodo, labai daug žmonių šiandieną gyvena būtent taip. Ne todėl, kad jie neturi potencialo, ne todėl, kad jie negalėtų kažką tai padaryti, o todėl, kad baimė tampa stipresnė už norą pabandyti. Ir žinot, ką aš supratau? Pasitikėjimas savimi neatsiranda sėdint ir laukiant tobulo momento. Jis atsiranda tada, kai tu padarai pirmą mažą žingsnį. Nedrąsų, ne kažkokį tai tobulą, bet tikrai tikrą. Naujos kartos lyderiai tai ne žmonės be baimių, tai žmonės, kurie tiesiog pavargo stovėti vienoje vietoje. Ir gal šiandien kažkam reikia nustoti laukti kažkokio tai idealaus momento ir tiesiog imti ir pradėti.